Ministerijos karieta, tai čia mūsų Baltraitienė turbūt vadinė. O seniau tai toks ir tėvas mano turėjo O jas aš paleidžiu bėgu. Prie fonio tokia kinkyčia. Bet kai mano brolis sako, arklys tai yra su savo galva, o aš ne. Ai, nes buvo aš. Reikia irgi va nebuvo, tai ne? Sandėlys. Kada jau Ten tokiai labai kai Žinau tokį botą, kada pradėjo gaminti ratus specializuotos firmos, tai prasidėjo nesusipratimai, kad visi ratai vienodo didumo. Ir prasilenkiant vežimam būtyje užkliūdavo vienas ašigalis už kito ašigalio. Dar buvo tokia mada, ponas, jeigu didelis, tai jis nenorėdavo, rėkdavo savo vežikui, neduok jam margiai kelio, kad jis rėkia pamatą. Kai tik neduoda to kelio, tai būtinai užsikabina vienas ašigalis už kito. Tai prasideda varnis. Tu paduoda ratus ir paduoda O ar žinot, kam tos raugutės naudoja? O žinot, kad tas vadinasi lineika? Ten atstovė anas, kur su atvažius brigadininkų puolo su pirmas vežimas. Su tokiais. Lampai tik tai. Čia skaičiuosi. Ai, čia su aukštais bortais. Ne, taip, bet jis kai pasideda ant žemės ne aukštai, bet čia labai plačiai prikraudavo. O čia tai nežinau. Ką čia vežti, kaip čia? Šarklį šartikti. Čia žvyra porokus. Tai
Ekonomika turi būti atsižiūrėti žvėjų. Ne tik iš žvejų, yra iš daugelių. Jo, iš daug tai čia nestuka, ukmergiai buvo kiekvienam stiklui visas korespondentas. Po tokios iš vieno. Tai pas mumis buvo toks meistras, a mes vaikai sukum tokį ratą. Jis ten įdeda, a mes pagalį. Jau ten buvo mechanizmas padarytas, kad Ir jisai iš jos į garus įdeda, specialiai, ir paskui mes susėstumės mumis apdydami. Ten duodavau po rublę.